Toliau laidoje sprendimai ūkiui ir sodybai kartu su bendrovės Agroteksas direktorium Aidu Širveliu. Kaip tiksliai panaudoti sode, miške ar netgi pakelėse nugenėtas šakas, tai sutvarkyti apleistus plotus. Taigi, Aidai, šiandien pateiksite mūsų laidos žiūrovams dar vieną idėją. Kaip matyčiau, gali net ir verslas būti. Nedidelis versliukas ar ne ūkininkams. Tai papasakokit, kokia tai idėja ir kodėl tai jūs sudomino. Taip, tai pavasaris, tai tas laikas, kada genima šakos, krūmai, medeliai ir susidaro, kaip sakai, nemaži kiekiai krūvos tų šakų sugenėtų. Tai turėtų būti kaip ir malonumas tas šakų genėjimas, bet po to rezultatas gaunasi krūva, kurį reikia sutvarkyti. Tai jau nėra pats maloniausias darbas. To palengvinimui yra toks prietaisas kaip šakų kapoklė naudojama prie japoniškų mini traktorių. Tai labai palengvina ir paspartina šį darbą. Šakų kapoklės pasirenkamos pagal traktoriaus galingumą. Mažesniem traktoriukam mažesnės kapoklės, galingesniem traktoriukam dar galingesnės, o patiems didžiausiems traktoriams turime ir labai galingas šakų kapoklės, kurios kapoja dar staresnės šakas negu mažieji traktoriukai. Nuo kiek iki kiek čia gali smulkinti, kokios to šakos gali būti? Ir ką mes čia galim pasiruošti? Malkas, mulčia, kaip suprantu, galim pasiruošti? Šita šakų kapoklė sukapoja šakas apie 10-18 cm ilgio kaladėlėms. Tai grynai yra paruošimas malkoms. Ir diametras šakos gali būti ir iki 9 cm storio su mažesnė kapoklė, o su galingesnė kapoklė net iki 14 cm storio šakas ir medelius sukapoja į malkas. Norint iškart pakuoti į maišus, tam yra naudojimas priedas prie šakų kapoklės. Kabinamas maišas prie šito priedo, čia yra 2 maišų priedas, kuris vienam užsipildžius maišui perjungiama į kitą ir tada į kitą. Kol tą atkabinam, tas prisipildo. Dirbama dviese. Vienas paduoda šakas, kitas užrišinėja maišus. Čia toks versliukas, ar ne? Versliukas Čia gali būti versliukas. Ir savo aplinkos tvarkymui pagalbininkas šitą kapoklę ir versliukas malkom ruošti, va taip galim. Bendrovės Agroteksas direktorius Aidas Širvelis sako, kad su šia šakų kapoklė galima sutvarkyti, kad ir storas nugenėtas šakas. Šakų kapoklė tai pakankamai naujas priedas mini traktoriam, kuris palengvina ir paspartina darbus, konkrečiai susmulkinti šakas ir paruošti jas kūrenimui, kūrui. Ir turim, matau, dar vieną sprendimą. Kitas sprendimas, jeigu malkos nereikalingos ir teritorija užaugus krūmais, šakomis įvairiamis, tai tada galima tas šakas ir krūmus susmulkinti tiesiog į mulčią. Jis sumulčiuoja šie smulkintuvai ne tik tai žolę, bet ir krūmus pilnai sumulkina. Tai yra japonų gamybos žolės smulkintuvai, jie yra su vikšrinė važiuoklė, savaeigiai. Ypatingai gerai pravažiuoja ten, kur neįžengiama teritorija. Labai šlapia, ūkininkai deklaruojama šlapinė su šitais mulčiais tvarkosi. Jie labai puikiai susmulkina ne tik tai žolės visas senas, bet ir medelius. Iki 5 cm storio jie smulkina medelius. Tai labai praktiškas dalykas. Savaigiai žolės ir krūmų smulkintuvai yra vikšrinė važiuoklė. Svorio centras labai žemai, todėl jie puikiausiai dirba ir stačiuose šlaituose. Netgi 40 laipsnių kampu jie gali važiuoti. Tai Aidai, kur jūs rekomenduotumėt panaudoti? Tvarkant sklypus, tvarkant mišką, kažkokias tai pelkėtas vietas ar ne, prieš įsirengiant ūkį, ką jūs patartumėt? Jie puikiausiai tinka tokiams vietoms, teritorijoms, parkams, kur niekas netvarkyta, nepjauta niekada žolė, užžėlė krūmais, ypatingai šlapios senos vietos, senos sodybos, kur ratinis traktorius nevažiuoja, puikiausiai važiuoja šis vikšrinis smulkintuvas, kur labai šlapia, jisai puikiausiai dirba. Tai kaip ir atrodytų žoliapjovės iš pirmo žvilgsnio, bet tai yra labiau specialesnės paskirties agregatai, kurie naudojami ne tik tai žoliai, bet ir krūmams pjauti. Jos gali sumulčiuoti, sakykime, aukštesnę peraugusią žolę arba net krūmelius iki 5 cm storio. Kitas privalumas šių žoliapjovų, krūmapjovių, kad jų svorio centras labai žemas, todėl jos gali važiuoti ir ypatingai stačiais, net iki 30-40 laipsnių statumo. Užleistiems sklypams niekada netvarkytiems, arba jau kai perauga žolė, ar užauga ir krūmeliais, ir užžėlė smarkiai, tada jau su jom galima susitvarkyti tą žolę, krūmus sumulčiuoti ir šlaitais labai gerai važiuoja, taip pat blokuojamas galinis diferencialas, tai kas padidina pravažumo galimybės.
Tai jos labai universalios ir padeda lengviau atlikti darbus. Šlaitų pjovimui, aukštos žolės pjovimui, priežiūrai yra naudojama žoliapjovė valdoma radijo bangomis. Tai labai patogi žoliapjovė padidina darbo našumą ir efektyvumą, greičiau atliekami darbai.